Labą rytą. Nu ką, išmiegojom. Palapinės ten. Dar užkrauti motociklai. Šiaip viskas gerai, miegojusi. Biškį vėlokai gult nuėjom, bet gerai. Dar ankstyvas rytas. Tai kai sakom, kavos arbatos. Bus viskas gut. Palapinė išbandyta. Nedaug visai gerai. Tuoj parodysiu, kaip viduje viskas. Visai gerai. Oi. Mėgis. Bet šiaip gerai miegojusi. Nešalta, tvarkingai. Kol kas saulė šviečia, matysim, kaip toliau bus. Gerdien. Nu va, atvažiavom į Biržų regioninis parkas. Kas čia palavai? Oi, tą Karvės olą. Eisim pažiūrėti, kaip atrodo Karvės ola. Nepafilmavau, kai buvom tą visą palapinės, visą kitą, kol susirinkom, tai čia užtrukom jau tik 11 valandą Biržuose, kai visada. Bet nieko, šiaip viskas gerai, važiuojasi gerai, kol kas labai šiaip užšildė, bet viskas kol kas čiki. Tai va, bandysim dabar iki Karvės olos nueit, pažiūrėsim, kas čia per smegduobės, apie Biržus jų daug. Žiūrėsim. Nu va, priartėjom prie tos Karvės olos. Tuoj pažiūrėsim, kaip čia atrodo viskas gyvai. Tuoj aš jums apsuksiu. Karvės ola. Oi, jau laiptai žemyn. Ai, čia gerai. Tuoj ir aš nulipsiu laiptai žemyn. Daug lipė jau prisitrynė. Bet čia nebus taip gražu, kaip toj pilyje, ne, kur lindom į tau olą. Ai, čia... Bet tu man pasakyk, palauk, o kodėl čia taip vadinasi? Tu manęs neklausk. Dėl formos gal koks. Nu, o tai neduoda čia dabar užlipti. Ne, daugiau neleidžia lipti. Ai, nu tai jau čia tokia. Susisluoksnėvė tiek kaip kalnai, bet aš į cementą. Susisluoksnėvė. Bet čia į cementą panašu. Nu, Nes tai žykai. Plytų. žodžiu, nu kažkaip Bet gal susisluoksnėvus. nieko įspūdinga, galiu pasakyti. Pily buvo įdomiau ir baisiau. Uodai puola. Tai va, kol kas dabar planas būtų važiuoti toliau į pačius Biržus. Tai aplankysim Pilį, aplankysim Biržuose pėsčiųjų taką per ežerą ir nuvažiuosim į Kirklių apžvalgos bokštą. Kol kas toks planas, o paskui jau judėsim link namų. Čia, kai sako, hebros visada visur pilna. Visi viską daro, visiems viskas rūpi. Nu, bet gerai. Tai kol kas, nežinau, susimatysim jaučiu prie Biržų pilies. O, atvykom prie pilies rūmų, eisim pažiūrėti antyčių krūvą. O, kaip gražiai įrengta. Įrengta antim perėt. Ten toliau vat matosi ežeras šiek tiek. Nu, dar prieisim. Nu jau, ateinu ir galvoju, čia Lenins, ar ne? Pasirodo, Nu, pasirodo, ne? Gerai, kai mes dar jauni ir nematėm tiek daug tų Leninų statulų. Lipom laiptais. O, ekspozicija. Biržų pilies rūmai. Kuiliuks. Lapių iškamšus.
yra. O čia jau prasideda ekspozicija, kas buvo rasta seniau. Puodai puodynės. O. Reiktų rasytai kokius karolius parvežti. Įvairiausios koklės. Įvairiausio grožio. Jaučiu, užmačiau kažkur lobių skrynę. Einam pažiūrėti. Kas čia per velniava? Money. Pinigėliai, pinigėliai. Daiktų skrynė, seifas. Įdomu, kaip čia įeit. Turbūt neįeisi. Raktas. Nu jo. Ir dar pinigų. O galima pasižiūrėti. Kam patinka numizmatika, tai tikrai yra ką pažiūrėti. Nu ką, einam užsuksim, pažiūrėsim, kaip atrodo valgomasis. Okay. Nu neblogai čia tokia menė. Šokt ir dainuot. Šokiai pokiai estrada. Jo. Nu ką, atėjom į menę. Aišku, čia net dar taip įspūdžio, kaip, pavyzdžiui, buvo Rundalį ar Jelgavoj. Nu, bet va čia svarbu nenusiverst. O, ką ten akmenį sumestė jau. Akmenai, pianinas, negrauti ir visi amatai. Va, skrynius. O, lovytės. Na, čia kažkur matytos tokios. Netokios jau ir senos. Dar viena menė, bet čia muzika, triūbos, kanklės, dūdos ir harmonikos. Va. Su tokiu tai būtų visai gerai. Čik po. Servizai. Bet labiausiai tai patinka šitas, va. Indas dešrelėm. Aišku, dar ir bokaliukas neblogas. Čia, kad kajaliuką geri šypsotumėsi. Nu, žiūrėjau, šitam dvare tai labai daug su pinigėliais reikalų. Pinigėliai. Čia aukso gromata. Nu jau. Pinigėliai. 100 litų. Va. 100 litukų.
Pidisoks. Kas dar čia? Duotski. Penkutis. Turbūt už juos. O, Lietuvos bankas žiūrėk, 1000 pinigų. Ką jūs kvailiuojat? Čia 1922 metų. Nu jo. O, čia jau gerai. Tai va, prieinam prie stendo. Pats stendas su rubliais. Ir ką jūs galvojat, prie tų stendų sustoja gal kokie 3-4 rusai ir aptarinėja. Čia tai buvo gerai, taip gerai prie tų rusų. Nu, kas iš tų rublių 10 kartų devalvavo, bet vis tiek, matuška Rasija. Nu va, užėjom į Arsenalo salę. O čia jau yra ką pažiūrėti. Kavalerijos. Va, o jau patrankėlė. Šitą turėjo gerai šaut. Gaila, kad prie jų neina prieiti. Nu jau turėsi, jau čia galima bus kažkaip nusifotkinti ir prie šonų. Aha, bet norėtųsi prieiti, tai kainuoja. Jau, va, šarvai. Aišku, muškietos. Muškietos ir šarvai. O, tas dar ir su sparnais. Skrajūnas Olandas. Jis keliaudamas su kariuomenė rašė, ką matė, ką jautė. Pati istorija truks 15 minučių, patikėkite manimi, ji labai greitai prabėgs, todėl, kad matysite viską niumuotą formą iš paukščių skrydžio. Matote, atjoja žvalgas su žinia, kad netoli Vyžų jis pastebėjo priešus švilus. Pažiūrėkite, kaip šią žinią priima įgula, ką jį daro, kaip į tai reaguoja miestelėnai, Vyžų gyventojai. Vėliau pasirodys švedai šitoje teritorijoje, jie pažymėti simboliškai mėlyną spalvą, o gyventojai ir kariai rudas spalva. Finalas bus pilies sprogdinimas. Žinau, aš kokie klausimai būna pateikiami pasižiūrėjus šitą istoriją, aš atėjus apibendrinsiu, kad jums būtų viskas aišku. Prašau. Nu, aplankėm Biržų tą pilies rūmus. Nu, kai pabuvojai Rundalį ir visur kitur, tai čia nėra ką lygyti, bet visai kita atmosfera. Bet 5 eurai nedaug. Visai gerai susižiūrėjau. Ką, dabar jaučiu piliukas gurgia, jau apie 1 valandą. Laikas pietų varysiu į senąją kebabinę. Njam. Aloha. Nu ką, pavalgėm kebabinį. Rekomenduoju Biržuose senoji kebabinė. Kebabiukai aфиgieni. Tai va, atvažiavam dabar. Per Hebra už nugaros jau kupčiauja. Gal Kawasaki Versys jau čia Jurgitėliai reikia paimti, gal pirks. Kas čia žino. Bet nu vienu žodžiu pasimatavo, pasimieravo gerai. O dabar eisim, pažiūrėsim ant tiltų, kas gero. Taip. Va, Širvėnos ežeriukas. Ten toliau matysis, va, ežeras. Eisim ant to tilto. Šiandien nesinuomusim nieko. Nu va, ten dešiniai pusėje maudosi, gal Gediminas susidomėtų ten eiti įmerkt savo uodegą į tą uodegį gali. O ką? Tas ežeriuks ką didokas. Čia Pėsčiųjų tiltas irgi didelis. Širvena. Ale pavalgiau taip gerai. Nuotaika pagerėjo, viskas pagerėjo iš karto.
Labai gera kebabinė biržų. Labai gera kebabinė. Eisim pažiūrėti, kas ten per dvaras. Nesibaidyk tu tenais. Gal irgi taip padarysiu, va. Aha. Gerai. Šito būtent neiškirpsim tikrai. Atsivežčiau. Vis dar einu ir ilgokas tas visai tiltas. Tik nesakyk, kad jau karšta. Jau beveik pavargau ir karšta. Dar ir galo nesimato. Ai, nors jau matosi galas. Nu, va, priėjom prie dvaro čia. Matysim, gal dar arčiau prieisim. O čia yra kaip ir prie plaukėlį. Čia gali biškį nulipt. Anai pusėj ten matosi bokštas bažnyčiaus. Jo, ten va pavėsinė. Žodžiu, pažiūrėsim, kas čia gero prie to dvaro. Dar nerestauruotas, bet vis tiek aptvarkytas. Raužinėliai. Čia mano katukas. Tavo katukas? Nu gerai, šypsokis. Tave filmuoja VRS kamera. Mano kačiukas. Kis. Kačiukas. Labai fainas kačiukas. Na jau. Čia dar vienas kačiukas. Nu jau tik nesirūpška, jau tu toks žiūri, kai ant žirgų. Lėkia jau jinai. Nu gerai. Įsivaizduoju, kai ant moco žirgų. Kaip ant mocų, teisingai. Nu va, atvykom prie Kirklių apžvalgos bokšto. Va, man už nugaros matosi, turbūt jau matosi. Op, užsiriečia teisai. Lipsim pažiūrėti. Nu ką, tokį laiptai viduj veda į bokšto viršų. Čia jų nemažai. Bandysim lipt. Po truputį gražėja vaizdai. Jo, čia tie ežeriukai. Tuo išlipsim į viršų, pafilmuosim. Nu va, atsiveria tokie vaizdai. Tokie vaizdeliai. Čia kai bijai, tai Gerai, yra čia viskas gražu. Dėgysim dar gerų, kaip pagalvojau. Nu va, sustojom dabar į degalinę, va, išausim vieną alsiuko. Jozita kažkur pakeliui čia. Tai va, tai žodžiu, dabar liko apie 60 gal kilometrų iki Šaulės bokšto. Tai davažiuosim iki tenais dabar. Nu ką, priėjom bokštą. Bandysim įsirioglyti. Jau nusibodu šiandien vaikščioti. Nu, bet ką darysi, varom. Nu va, nu ką, atkeliavom prie Šaulės bokšto. Čia takučiu reikia paėjėti, bet nedaug. O prieky matysis Tojaus bokštas. Va, atsuksiu. Jej, hebra prieky. Gerai, lipsim į tą, bus vaizdų. Šiaip neblogas, viskas atrodo gražiai, tvarkingai. Bandysim užlipti, jau šiandien daug ir taip lapiujam. Nu ką, priėjom bokštą. Bandysim įsirioglyti. Jau nusibodu šiandien vaikščioti. Nu, bet ką darysi, varom. Jo. Nu ką, bokštas kaip bokštas.
kažkur mums reikės į kažkurią pusę. Čia ežerų nėra. Šiauliai turbūt vienintelis ežeras. Rėkyvos. Jau gerai sutvertas. Nu va, staptelėjom į Tytuvėnų vienuolyną pažiūrėti trumpam. Jau visai vakaras, apie 6:30 berods. Čia už nugaros aikštė. O tu jau nueisim pažiūrėti, kaip atrodo pats vienuolynas. Aišku, nežinau, ar duos į vidų žiūrėti, ar ne, čia šiek tiek remontų vyksta. Bet bandysim. Čia jie restauruojasi truputį. Gal ir matosi kažkiek. Jo, čia dabar viskas restauruojama. Tai žodžiu, pažiūrėsim, kaip čia kas. Nu va, kas liko iš senų grindinių tiktais. Tik gabalytis. Jo, viskas atrodys va taip nauja. Bet turbūt ne taip gražiai, kaip buvo. Užsuksim pažiūrėti dabar, kaip atrodo pati bažnyčia, koplyčia. Taip. Tikriausiai kokia ceremonija buvo. Nu, gražu. Vargonai. Kol kas randamės Tytuvėnų vienuolyne ir kelionė jau į pabaigą eina, jau visai nedaug liko, gal apie 100 km iki namų, tai turbūt daugiau jau kaip ir niekur nebestausim šiai dienai ir susimatysim greičiausiai tik tais garaže, apibendrinsim kelionę, kaip kas ir viskas. Nu ką, kaip kelionę pradėjom iš garažo, taip kelionę ir pabaigsim. Nu ką, prasukom 2 dienas, aplankėm Latviją. Pasižiūrėjom Biržus, kas gero, ir žodžiu parvykom namo. Dabar jau sekmadienio vakaras, 8, puikiai praleistas laikas. Pažiūrim, kiek čia visko gavosi pravažiuoti. To jos prasivažiavo, ką čia rodo, šiandieną ir vakar 711 km. Per 2 dienas. Nu, skaitau visai gerai. Tai va, nu ką, vykstam ilsėtis ir kai sako, iki susimatymų kitose kelionėse. Cheers!